Gerbiami žiūrovai, noriu Jums paskelbti, kad laidos pabaigoje skaitysiu Jums savo knygą. Priminsiu, galite ją įsigyti visuose knygynuose Lietuvoje, o taip pat ieškokite internetiniuose saituose. Sveiki mano žiūrovai, darau specialų reportažą, kaip išvalyti, reiškia, ne ekologiškai išaugintus daržovės. Štai, reiškia, yra raudonas saldusis pipiras, aštrieji pipirai, svogūnas ir brokolis. Ir visi šie dalykai yra ne ekologiškai išauginti. Tai yra būdas, kaip atsikratyti apie 90% toksinų, kurie randasi šiuose daržovėse. Tuo aš pademonstruosiu, kaip tai daryti. Reiškia, pripilkime indą vandens. Dabar mes naudosime baltą actą. Taigi, pilkite jo, negailėkite, ganėtinai daug. Šiaip turėtų acto būti apie 10%. Na, nors jau kokie geri 5, labai pageidautini. Taigi pylėm acto. Ir dar ne viskas. Mes dar dėsime įdomai druskos. Taigi. Tartume apie 2% druskos. Čia paprasta stalo druska, aš jos šiaip nevartoju maisto gamybai, bet plauti daržoves pats. Taigi dabar pamerksime čia visas mūsų daržoves. Triukas, brokoliai, aštrieji pipirai. Svogūnas man, kadangi čia netilps, aš jį greitai supjaustysiu. Dabar jis turėtų tilpti. Na va, kai viską gražiai mes sudėjome, viskas, kas dabar mums belieka, dar biškiu kaip pilsiu vandens, vos apsėmė, kas dabar belieka, palikti taip gerom 20 minučių. Taigi paspaudžiu pauzą ir pažiūrėsim, kas bus po 20 minučių. Taigi 20 minučių jau praėjo. Tai dabar ką mes darysim, ištrauksime šitas visas daržoves ir perdėsim jos į kiauresamtį, kad žinoma, ką mes darysim, kai išplojom mūsų daržoves, perplausime dar kartą, taip perdėsime visos čia. Čia liko tas mūsų jau purvinas vanduo, pilame jį visą lauk. Na va, dabar galima perplauti visas daržoves nuo acto, nuo druskos ir jos bus paruoštos gamybai. Šiaip aš vis tiek nerekomenduoju pirkti ne ekologiškai užaugintus daržoves, kadangi pilnai atsikratyti toksinų juose yra dėja neįmanoma. O netgi tie 10%, kurie dabar liko, patikėkite, yra pakankamai kenksmingi mums, nors žinoma, jau geriau taip, negu jų neišplauti pakankamai gerai. Tai dabar jau jie yra nukenksminti, mūsų daržovėlės, galima juos kepti, aš juos kepsiu, darysiu savo mėgstamą patiekalą. Visiems sėkmės! Žiūrovų dėmesį. Dabar aš jums skaitysiu savo knygą Solemija. Knygą galite nusipirkti visuose Lietuvos knygynuose, o taip pat ieškokite internetiniuose saituose. Harmingo istorija. Pirmoji dalis. Satanos planeta.
Šarkono civilizacijos admirolas Harmingas stovėjo vidury pliko lauko, kuris planetoje buvo laikomas kosmoso uostu. Geriau kol kas Satanoje Šarkonyje dar nespėjo įsikurti. Ten toli, už 100 kilometrų statomi pastatai, kuriama civilizacija. Na, o čia kol kas lyguma. Admirolui atostogas, pratarnavęs 10 metų ir taupęs tas menkas kapeikas, kurias jam mokėjo už tarnybą, padaras norėjo pažiūrėti meną, suprasti, kas tai yra būti civilizuotam. Rankoje laikė nedidelį lagaminą, viduje drabužiai. Čia, planetoje Satana, jie šarkonai vaikšto nuogi, bet ten, kur vyksta, į baroko planetą. Taip vaikščioti negalima, nes nepadaru. Kosminis laivas smarkiai vėlavo ir Harmingui teliko tikėtis, jog jo nepamiršo. Bilietas į abi pusės kainavo labai daug, vos ne visų metų atlyginimą, bet ką padarysi, kaip sakoma, menas reikalauja aukų. Harmingo laukė ištisa 2 dienų viešnagė. Padaras atvėrė lagaminą, patikrino, kad nieko nebus pamiršęs. Abu apsiaustai buvo sudėti vienas ant kito, po jais lindėjo piniginė. Sitraukė tokį maišelį su vertingomis monetomis viduje. Paskaičiavo, tai buvo mėgstamiausias jo užsiėmimas. 5 monetos buvo šviesiai geltonos, kiekviena po 1000 galvų, galaktikos piniginių vienetų. 2 sidabro spalvos po 500 kiekviena, 8 rudos po 100 G vertės ir saujelė kitų, kurių bendra suma Harmingas perskaičiavo dar 212 G. Iš viso 7012 galaktikos piniginių vienetų. Tai visas jo turtas. Padaras pasikasė plikį, susimastė. Už tokius pinigus čia, Satanoje, galėtų jaustis kaip ponas. Ten baroke bus paskutinis vargeta. Jam bembastant nusileido transporteris, kosminis laivas. Atsivėrė duris, Harmingas užėjo vidun. Bilietėlis netikėtai išgirdo viduje sėdinčią konduktorę. Harmingas padavė bilietą. Konduktorė pažymėjo ir prieš atiduodamą paklausė. Baroko planetoje būtina vilkėti drabužius. Jūs juos pasiėmėte? Ua, bandė atsakyti balsu Šarkonas. Susipratusi konduktorė užsidėjo ant galvos specialų aparatą. Atsiprašau, jūsų civilizacija dar labai jauna, niekam nežinoma. Nežinojau, kad nemokate bendrinės galaktikos kalbos. Tikiuosi, mokate kalbėti ten telepatiškai. Kitaip reikės vertėjų. Jūsų bliovimų nesuprantu. Aš tik norėjau pasakyti, kad drabužiai lagamine, aiškia bendrinė galaktikos kalba, atsakė Harmingas ir pakėlė ranką, kurioje buvo lagaminas. Tada apdaunojo konduktorė šypsena, toji nušvito pati. Puiku, sėskite, štai kelionės taisyklės, pasakė konduktorė ir padavusi popieriaus lapą parodė į kėdę. Harmingas įsitaisė, kur lieptas. Tuo metu kosminio laivo duris užsivėrė ir transporteris pakilo į žvaigždes. Kabinoje daugiau nieko nebuvo, padaras keliavo vienas. Bandė peržvelgti kelionės taisyklės, bet neatsargiai imdamas galingomis letomis popieriaus lapą, jį suplėžė. Paskui bandė peržvelgti nors skutelius, bet ir tai neišėjo. Nebėda pagalvojo, kelionė truks vos 14 minučių. Ir išties, kosminiam laivui pakilus kosmose, netoli Satanos radosi kosminį audeklą iškraipantį skylė. Transporteris nėrė į ją ir po 10 minučių skridimo koridoriumi išnėrė prie baroko planetos. Kol skrido koridoriumi, kosminio laivo viduje išsijungė šviesa. Krate tai buvo įprasta. Išnėrus prie baroko, šviesa ir vėl įsijungė. Konduktorė rado Šarkoną, nebe kėdėje, jis gulėjo išsitiesęs ant grindų. Juk buvo aiškiai pavaizduota, prisisekti, piktai pasakė jį, kurių galų aš jums tą lapuką daviau. Harmingas neskubėdamas atsikėlė. Bandė pasiaiškinti, bua. Palikime kitam kartu. Atskridome, pasakė konduktorė, kuri jau nebedėvėjo to specialaus aparato, padedančio išgirsti telepatinę kalbą. Šarkonas ir nebesiaiškina, bergždžias reikalas, juk pats tą popierėlį ir suplėšė. Kamgi dabar skųsis? Išlipo laukan, apsidairė. Teko prisipažinti, kosminis uostas čia buvo begalinis. Transporteriai aplink kilo ir leidosi, kartais atskridindami po kelis šimtus galaktikos gyventojų. Prie Harmingo privažiavo geltona transporto priemonė. Ant jos didelėmis raidėmis buvo parašyta taksi. Padaras norėjo įsėsti, bet mašinos duris neatsidarė. Nuogų nevežame, griežtai pareiškė taksistas.
Padaras tik dabar prisiminė aprangą. Nedelsdamas atvėrė lagaminą ir apsirengė ilgą apsiaustą. Dabar prašome, pasakė taksistas ir atblokavo duris. Harmingas įsėdo ir taksi nedelsdamas pajudėjo. Tu iš kur toks, amigo, paklausė vairuotojas. Ua, Šarkonui teko ir vėl rodyti savo sugebėjimus kalbėti. Aha, supratau, pasakė taksistas ir užsidėjo panašų į konduktorės aparatą. Dabar gali kalbėti, suprasiu. Aš iš Satanos, Šarkonų civilizacijos admirolas Harmingas. Kokios planetos Šarkonai? Balsiai svarstė taksistas. Ne, planeta Satana, civilizacija Šarkonų. Niekada negirdėjau, turbūt esat naujokai, turiu omenyje nauja civilizacija. Taip, aš pirmas Šarkonas aplankęs šią planetą. Štai su tuo tave ir sveikinu, amigo. Kiek suprantu, nieko čia nežinai. Reikia gido, galėčiau padėti nukreipti ten, kur linksma, gerai maitina ir kur galima gerai numigti. Domina menas? Klausimų šūksnį pažėrė taksistas. Menas domina, į paskutinį klausimą atsakė Padaras. Noriu valgyti, tai beje, mes Šarkonai nemiegame. Taksistas balsiai nusijuokė. Daug aš tokių nemiegančių vežioju. Taurelė vietinio stipriaus visko ir užmigsite kaip vaikas. Čia gravitacija nemaža, kaipgi jūs be miego. Šarkonas nutilėjo. Geriau sakykite, koks jūsų biudžetas, kiek turite pinigų. 7012 G, net nemirklės atsakė admirolas. Biudžetas žinoma ne pats didžiausias, bet šį tą nuveikti su tiek pinigų galite. Kiek laiko ruošiatės viešėti? 2 dienas. Puiku, tada bus dar linksmiau. Siūlau pradžiai nuvažiuoti užkasti, žinau puikų restoranėlį, visai netoli nuo čia. Ar esate alkanas? Specialiai nepusryčiau, pas mus vien daržovės ir vaisiai, ir dar tuos prakeiktos kruopos, kad jas kur. Noriu mėsos, kaip dėjau, čia jos galima gauti. Taksistas, nenustodamas vairuoti, atžvelgė Padarą. Galingas, pagalvojo, vienas iš plėšriųjų. Mūsų planetoje yra mėsos. Tik nepagalvokite, jokio smurto, išauginta konteineriuose, kaip augalai, bet patikinu, skonio nesiskiria nuo tikros. Puiku. Šarkono telepatinė mintis nuskambėjo žvėriškai, taksistui net šiurpas per kūną perėjo. Bet iš pradžių jums būtent kur nors apsistoti. Aš jūs nuvešiu į ramią vietelę. Numesite ten savo daiktus, aš jūsų palauksiu, nebijokite, taksometrą išjungsiu. Gerai, atsakė Harmingas. Jokie viešbučiai jo nedomino, bet jei taksistas sako, jog būtina, teks kur nors inkarą išmesti. Taksi sustojo. Štai čia, prašykite 122 numerio. Bus su langu į sodą. Beje, nepamirškite, jūs čia atvedė Sandorilis, pasakė taksistas, paskui pridūrė. Aš jūsų lauksiu. Admirolas išlipo, prieš jį puikavosi 14 aukštų pastatas su užrašu viešbutis rami vietelė. Šarkonas tik nusipurtė ir patraukė vidun. Tik dabar pastebėjo, kad planetos trauka išties kur kas stipresnė nei Satanoje. Šarkonai vienakojai, taigi judėti sekėsi sunkiai. Lipo laiptais pasišokinėdamas ir prisilaikydamas turėklų. Užsakęs 122 numerį, atsisakė jį apžiūrėti. Tiesiog paprašė, kad jo lagaminą nuneštų ir paliktų kambaryje. Už 2 paras sumokėjo 50 G, davė rudą monetą, gavo grąžos. Atsisveikinęs grįžo prie taksi. Na kaip, ar gavote tą numerį, paklausė Sandorilis? Gavau, atsakė Harmingas ir įsėdo į taksi. Tada judame toliau, į restoraną. Čia visai netoli, vos už kelių kvartalų. Šarkonas neatsakė nieko, tiesiog pro langą apžiūrinėjo planetos architektūrą. Pastatai stojo vienas šalia kito ir liejosi su dangoraižiu, lyg prasmegdami debesyse. Visur mirgėjo langai, kai kur degė šviesa. Vieni buvo atidaryti ir Šarkonas matė keistus padarus viduje. Gatvėje buvo pilna mašinų, kai kurios skriejo šiek tiek pakilusios virš žemės, kitos kaip ir jo taksi riedėjo. Tai štai koks tas barokas, susimastė Harmingas. Nuo vaizdų jam pradėjo svaigti galva, supykino. Visa laimė kelionė iš tikro neužtruko. Atvažiavome, pasakė Sandorilis, iš jūsų 10 G. Tokiam turčiui ši pinigų suma turbūt vieni juokai. Šarkonas atrišo maišelį su pinigais, atskaičiavo 10 G, davė 2 viršaus. O, ačiū kilnus ponė, dėkodamas perskaičiavo pinigus taksistas. Žinote, galime susitarti, aš po valandėlės, kai pavalgysite, jūs čia galėčiau paimti. Žinau puikią vietą, kur paleistumėte nepamirštamą naktį. Ką manote, amigo? Gerai, ilgai negalvojęs, atsakė Harmingas, išlipo ir patraukė restorano link. O kas buvo toliau, išgirsite kitose laidose, arba pirkite mano knygą Sodomija.